Sveikinu prisijungus į šią spontaniškai vedamą meditaciją, kuri taip pat gali būti labai edukacinė ir netgi transformacinė. Kartu su šiuo mano specifiniu garso takeliu, kuris buvo sukurtas su intencija subalansuoti ir integruoti savo bei paties gyvenimo tamsiąją pusę, kad patirti kuo harmoningesnį gyvenimo atsiskleidimą. Tas yra labai aktualu, tad jeigu rezonuoja, kviečiu pasilikti, užsimerkti. Atsipalaiduoti, taip idealiausia būti kuo tamsesnėje, ramesnėje erdvėje tam. Ir tuomet galime pradėti. Visų pirma, suvokiant, jog tamsioji pusė nėra lygu blogiui ir kančiai. Taip būna tik tada, kada tamsioji pusė būna disbalanse, kada jos yra per daug, kada valdo nesąmoningumas. Ir tada tai gali kurti tik tais daugiau chaoso ir kančios. Tai visa esmė yra tą tamsą subalansuoti su šviesa, ką mes čia ir darysime. Tačiau taip, kadangi žmonija kuris laikas gyveno tame tamsos pertekliuje ir susikūrė daug kančios per tai susiformavo labai daug negatyvių įsitikinimų, kurie siejasi su tamsiaja puse, su gyvenimo tamsiaja puse, kuri taip pat siejasi su nežinomybe, mirtimi, požemiu, pasąmonė, nesąmoningumu. Tačiau visos šitos savybės išties yra neutralios, jos gali tarnauti tiek pozityviai, tiek negatyviai, būti patiriamos tiek pozityviai, tiek negatyviai. Ir taip, ir mano intencija yra išsklaidyti tas dogmas, išsklaidyti tą konfliktą tarp šviesos ir tamsos, kada susidaro įspūdis, kad tamsa yra blogis, šviesa yra gėris ir šviesa turi nugalėti tamsą, kažkaip ištrinti tą tamsą, kad jos daugiau nebebūtų. Tai čia yra labai klaidingos nuostatos, kurios iš tikrųjų toliau kuria tik tais daugiau chaoso ir kančios. Dabar kviečiu pažvelgti į tą tamsiąją gyvenimo ir savo paties pusę. Tiesiog taip pat prieš tai prisimenant, kad mes turime ir šviesiąją pusę, kad mes turime tą aspektą savęs, kuris visada yra beribis, laisvas, išbaigtas, dieviškas, kaip beribė, amžina sąmonė, kurios negali pažeisti. Ta tamsa, kuri labiau siejasi su raiškų pasauliu, kuris nuolatos kinta. Tai štai, pajautus šią šviesiąją savo pusę, šią amžinąją savo savastį, mes galime patyrinėti ir tai, ką mes vadiname ego, kuris taip pat dažnai yra siejamas su netikruoju aš, su persona, kas reiškia kaukę. Tai reiškia kintamą vaidmenį, kintamą raišką. Tai ego yra iš esmės tai vėlgi nėra lygu kažkokiam blogiečiui, kuris tik tais gadina gyvenimą ir jo reikia atsikratyti.
tai išties yra tikrojo savęs raiška. Yra tas tikrasis nekintamas aš, kaip ta amžinoji beribė sąmonė, ir tuomet yra jo kintama raiška, kuri reiškiasi per mūsų įsikūnijimą, kuris irgi nuolatos kinta kartu su gyvenimu. Tai lygiai taip pat mes galime priimti ir tą savo tamsiąją pusę, tiesiog kaip molį, iš kurio mes galime lipdyti, ką tik norime. Apie tai ir yra šis įsikūnijimas, tai yra herojaus kelionė. Taip, tai yra to išbaigtumo, kuriame mes ir taip natūraliai esame, atskleidimas dalimis. Pakeliui pasisėmė daug įvairių praturtinančių patirčių, išminties, įkvėpimo. Ir tai tada išreiškiant per dievišką bendrą kūrybą. Tai tam mūsų ego, mūsų persona ir gali būti pritaikoma. Tad dabar kviečiu ir susitikti su savo pasąmonė ir gali taip, kada mes neriame į tą savo tamsiąją pusę, į tą savo pasąmonės gylį, mes galime natūraliai pradėti jausti pasipriešinimą, nes ten dažniausiai mes būname užkasę daug dalykų, su kuriais nenorime tvarkytis. Dėl to mes ir siejame tai su kažkokia tamsa, kad žemiau yra blogiau negu aukščiau, nes mes ten tiesiog slepiame savo neintegruotas vidinės dalis. Tai dabar kviečiu su jom iš naujo susitikti. Kartu su mylinčia intencija tas dalis integruoti. Vėlgi į dievišką bendrą kūrybą. Kad įkūnyti tikrai save, kad išreikšti tikrai save šiame pasaulyje. Tai leiskime savo pajausti tas visas užspaustas emocijas, tos visus vidinius mazgus ir per tą jautimą su meile, su taika, visa tai natūraliai atlaisvėja, visi tie mazgeliai natūraliai išsiriša. Ir taip pat galime žinoti, kad tai nėra vien tik tais ta įtampų krūva. Pasąmonė taip pat talpina daug kūrybinio potencialo. Net ir tos pačios traumos talpina daug vertingų pamokų, daug išminties. Tai kada mes atsiveriam tam sunkumui, jis taip pat iškelia ir daug naudingų dalykų. Kada mes pakeliame tą sunkumą, kada mes pakilėjome tą tankį, tą vidinį tankį, taip mes jį visada galime pakilėti, palengvinti, su juo žaidžiant, su juo sąveikaujant per meilę. Jisai yra sunkus tik tada, kada mes atvirkščiai jo vengiame, jį užspaudžiame, tada tas tankis tik tais dar labiau tankėja ir darosi vis sunkesnis ir vis tiek daro įtaką mūsų paviršinėme patyrime. Tad labai išmintinga yra pirmiausia pripažinti tą vidinį turinį, tas įtampas, tas baimės, galbūt gėdos, kalties jausmus, kad mes jų turime, bet vėlgi, net ir žmogus, kuris yra tarytum labiausiai susitaikęs su mirtim, šiame pasaulyje vis tiek mirties akistatą greičiausiai pajaus kažkokį procentą tos baimės, tos mirties baimės.
O tas, kuris tik tais apsimeta, kad nieko nebijo, tai iš tikrųjų daugiausiai tos baimės ir yra prisikaupę. Štai tai labai yra išmintinga pripažinti tuos giluminius jausmus, nesistengti jų užglaistyti su toksišku pozityvumu ir racionalumu, bet tiesiog pripažinti tai, kaip mes iš tikrųjų giliai viduje jaučiamės apie daug įvairių skirtingų dalykų. Va, ir tada ta energija gali pradėti atlaisvėti, tada jinai gali pradėti evoliucionuoti. Nes toks ir yra energijos tikslas – kilti ir evoliucionuoti. Ir taip, ir kartu su tuo leiskime taip pat atsiskleisti ir išminčiai, ir įkvėpimui. Vėlgi leisti tai tamsai per kontrastą išryškinti ir šviesiąsias puses. Pajauskime, kad ta stichiška, nesąmoninga energija yra beribis kūrybinis potencialas. Ir kada mes jį priimame, kada mes leidžiame jam pakilti, tarsi iš mūsų pėdų, iš mūsų kūno pagrindo, iš širdies sritį, tai čionais tą energiją įgauna daugiau tvarkos, daugiau harmonijos. Čia jinai apsijungia su aukštesniuoju intelektu, kuris tuomet vėlgi tą stichišką energiją gali įdarbinti, gali jai suteikti kryptį. Ir taip atsiskleidžia mūsų genialumas, mūsų tikrasis kūrybingumas, kaip mes atrandame daugiau gyvenimo prasmės. Būtent per žaismingumą, per kūrybą, dirbant su tą energiją. Balansuojant savo vidinius elementus. Savo vidinę tamsą ir vidinę šviesą. Nes tarp jų taip pat yra ta neutrali erdvė, kuri viską sutaiko, viską apjungia per besąlyginę meilę. Tad tegul vyksta ši alchemija. Tegul ryšys su vidinė žeme, su požemiu būna atnaujintas. Nes iš ties požemis tai yra tiesiog energijos perdirbimo vieta. Tai nėra tik tais kažkoks kančių pragaras. Tai iš ties yra tarsi kapas ir gimda viename. Ir taip ir per tai viskas atsinaujina. Visos senos energijos yra perdirbamos ir tada iškeliamos naujos. Taip, Žemė turi tiek įtraukiančią, tiek išreiškiančią, besistiebiančią energiją, taip kaip į Žemę stiebiasi augalai, kurie teikia nuostabius vaisius. Tai štai Žemė tiek pasiema, tiek duoda.
vėlgi jinai atspindi tobulą gyvenimo ciklo balansą, taip kaip ir diena ir naktis, taip kaip mums reikia ir šviesos ir tamsos, kad galėtume klestėti. Taip mums aktualu yra integruoti visko, kas sena, paleidimą ir įsileidimą visko, kas yra nauja. Ir tame mes galime tuomet pabusti tiesą, kad mes esame nenutrūkstantis gyvenimas, kuris tik tais prasitęsia per visas mirtis ir visus gimimus. Mirtis nėra mūsų pabaiga ir gimimas nėra mūsų pradžia. Mes esame gyvenimas be pradžios ir pabaigos. Tai štai, kad atpalaiduoti tą mirties baimę, turime iš tikrųjų pajausti, kad mes esame vientisi su nenutrūkstama gyvenimo tėkme. Kurioje viskas nuolatos atsišviežina. Mes nesame atskiri nuo gyvenimo, nuo beribės gyvenimo upės. Be abejo, yra tam tikras skirties pojūtis, kame irgi dalyvauja iš esmės ta tamsioji pusė, ta negatyvioji energija, ji yra sutraukiančio pobūdžio, jinai mums teikia savęs atskirimo ir individualumo pojūtį, bet tai irgi nėra nieko blogo, per tai mes turime unikalią galimybę vėlgi patirti tą herojaus kelionę ir įvairiais būdais pasitarnauti per savo unikalią raišką, pasitarnauti tai didesniai gyvenimo visumai. Tai čia vėlgi mes turim tiesiog subalansuoti tą atskirties jausmą su vienybės pojūčiu. Ir taip ir mes abu šios pojūčius galime palaikyti vienu metu. Mes galime jausti ir vienybę su gyvenimu ir jausti save kaip unikalią to gyvenimo raišką, kaip unikalų to pratęsimą, kuris nuolatos kinta kartu su gyvenimu, bet vėlgi tame yra mūsų esencija, ta sąmonė, kuri visame tame nekinta, kuri per visą tai tik tais prasitęsia ir gali mėgautis tą visą kaitą ir atsiskleidimu. Tad kviečiu pajausti tą ramybę tėkmėje. Ir tuomet toliau duoti erdvės savo vidiniam mazgam, kurie neprasidėjo su mūsų įsikūnijimu, toliau išsirišinėti. Atsileisti tai per daug įtemptai atskirumo iliuzijai ir pamatyti tai kaip iliuziją, kuri tiesiog mums tarnauja ir nėra mūsų priešė. Kada mes suvokiame iliuziją, taip, tai yra tarytum vėlgi žaidimas su iliuzija. Tuomet tikrovė tampa lanksti. Ir tik tais tada, kada mes užmirštame absoliučią tikrovę ir vietoj jos tą kintamą tikrovę palaikome, tą iliuziją palaikome kaip absoliučią tikrovę, tai tada mes ir susikuriam per daug įtampų ir kančios. Tai va, dabar kviečiu viską matyti tame subalansuotame, tinkamame kontekste, kuriame išties galim atsipalaiduoti.
ir leisti gyvenimui per mus laisvai tikėti. Nuolatos vėlgi paleidžiant viską, kas sena, leidžiant tam kristi į požemį, į tamsą ir taip pat jausti, kaip iš tos tamsos iškyla nauja, švieži, gyvybinė energija, kuri vėlgi mus įkvepia, įgalina. Pajauskime, kaip tas vidinis tankis pakyla per visą mūsų centrinį energijos kanalą ir kartu pakelia visą bendrą mūsų energiją, pakylėja visus energetinius centrus. Ir mes galime pasijausti dar gyvybingesni. Ir tuo pačiu stabilus, kada mes atkuriame tą ryšį su vidinė žeme, kurios taip pat centre yra šviesa. Vėlgi ta kylanti energija ateina iš žemės branduolio, kuris yra kaip saulė. Tai va, priimdami tą tamsą mes visada priimame ir šviesą. Ir kada mes vieną stengiamės atstumti, mes iš ties atstumiam abu. Ir atraskime tobulą taiką tame. Tobulą meilę ir tobulą balansą tarp visų priešybių. Ir jei vis dar atpažįstame savyje trauką tam išbalansuotui negatyvumui, žiaurumui, toksiškumui, tada irgi kviečiu patyrinėti tas dalis, tas pačias tarytum labiausiai kabutėse netyras, suterštas vidinės dalis, tas tarytum iškreiptas pagal daugelį bendrų standartų vidinės dalis, kurių mes gėdinamės, bet kurios mus vis tiek traukia, nes jos vis tiek turi būti integruotos. Mes niekada negalime vėlgi atsiskirti nuo to, kas yra. Tai va, tamsioji pusė yra tas, kas yra. Tai yra visumos sudedamoji dalis. Ir taip, ir tos vidinės dalis, jos neprivalo likti tokios pačios, jos gali keistis, jos vėlgi gali evoliucionuoti per meilę ir kūrybingumą. Tad galime savo užduoti klausimus. Kodėl, tarkim, mus traukia ta drama, tas negatyvumas, žiaurumas, disbalansas. Ir gali ateiti paprastas atsakymas, kad tai teikia tam tikrą formą mėgavimuose. Man tiesiog patinka. Ir tada galime užduoti klausimą, kodėl. Ir jeigu čia nėra aiškumo, tiesiog patinka, tai va čia ir reikia įnešti daugiau sąmoningumo į šią nesąmoningumo lygtį. Ir tada išties pasižiūrėti, kaip mes galime tą energiją panaudoti, pritaikyti. Galbūt tam tikri žalingi įpročiai nukreipia į vidinės žaizdas, kur mes galime suteikti vėlgi daugiau mylinčio dėmesio ir tas žaizdas užpildyti gydančią energiją.
Arba galime pasižiūrėti, kaip mes tą pačią energiją galime vėlgi subalansuoti, galbūt sušvelninti tuos savo aštrius kampus, neprarandant tam tikrų formų, neprarandant tos tamsos autentiškumo, mes tiesiog galime ją subalansuoti su šviesa. Nes taip, tikrasis grožis ir atsiskleidžia balanse, kur tamsa gali pabrėžti šviesą ir šviesa gali pabrėžti tamsos grožį. Ir tada mes galime pasižiūrėti, kaip ta energija gali iš tikrųjų pasitarnauti tiek mums, tiek mūsų aplinkai. Kokie pokyčiai turi įvykti, kad iš žalingos įtaptų į atvirkščiai, kuriančią daugiau sveikatos. Taip kaip ir šis mano kūrinys, jisai pradžiai buvo labai grubus, labai sunkus, labai tankus, bet tuomet aš su juo dirbau daug laiko ir dabar man jis skamba maloniai. Taip kaip ir šitos tylos pertraukos irgi sukuria balansą tarp garsų, padeda juos išryškinti, padeda juos įvertinti. Tai lygiai taip pat mes galime priimti ir tą tuštumą, ir tą tamsą savyje, kurioje nebėra išskyrimų, kur viskas tarytum irgi susilieja į tokį vientisumą ir kur tas mūsų inertiškas ego, tas inertiškas aktyvumas nori vis bėgti ir jaučiasi nepatogiai toje tuštumoje. Tai galime irgi nešti daugiau aiškumo, kaip ta tuštuma iš tikrųjų mums pasitarnauja. Tai joje mes galime atrasti tikrą poilsį, mes joje galime atrasti tikrą taiką ir iš jos tuomet natūraliai besiskleidžiančią laimę. Tai su šią intenciją ir galime pasinerti į tą tuštumą, pilnai jai atsiduoti. Kad galbūt tai, ko mes siekiame tik tais per savo ribotus įsitikinimus ir norus, kaip kažkokią aktyvią veiklą, kažkaip tą laimę užsitarnauti per tą veiklą, tai mes galime parodyti savo, kad iš tikrųjų ta laimė yra laisvai prieinama, tiesiog atsipalaiduojant į tuštumą, į tylą, tiesiog užsimerkiant, tiesiog pabūnant be jokių šviesos stimulų. Tai štai tai yra dar viena pozityviai pasitarnaujanti tamsos savybė, jog ji nuramina mūsų nervų sistemą ir kada jinai yra nurimusi, tada natūraliai per ją pradeda skleistis ta tyra palaima. Taip, toje tamsoje mes atrandame naują šviesą, subtilesnę šviesą, artimesnę šviesą, vidinę šviesą, vidinį matymą, vidinį aiškumą, vidinę išmintį ir vėlgi tą kūrybingumą. Taip, prieš sukuriant šedevrą mes pirmą turime susiderinti su savo vidumi, mes turime suderinti save kaip kūrybos instrumentą.
Tiek pat, kiek yra svarbu eiti į išorę ir į išraišką, taip yra svarbu eiti ir į vidų, į vidinės gelmes. Ir išties toje vidiniai tuštumoje pajausti savo branduolio virpesį. Kaip tas virpesys vėlgi suderina visas mūsų vidinės dalis į vientisą harmoniją. Ir taip, ir pasikvieskime tas visas dalis. Net ir tas, kurių labiausiai vengiame. Ir tas, apie kurias galbūt užmiršome, tai tiesiog duokime tokį bendrą taip savo pasąmonei atsiverti ir susivienyti širdyje, širdies rimtyje. Iš čia galime vėlgi plėstis į pasaulį, iš mikrokosmoso į makrokosmosą ir taip pat priimti tą visą tamsiąją pusę, kurią matome pasaulyje. Ir galime pamatyti, kad iš tikrųjų ta tamsioji pusė, net ir tai, ką matome kaip tos visas ribojančių ir apgaulingų įsitikinimų matricas, tai kad už jų vis tiek yra dieviškoji matrica, kuri besąlygiškai palaiko viską, net ir prieštaringą jai kūrybą. Nes ta prieštaringa kūryba, tas išsiderinimas nuo originalios tiesos nepakeičia originalios tiesos ir originalaus tyrumo, bet per kontrastą tiesiog padeda giliau jį įsisąmoninti bei įvertinti. O pati dieviškoji matrica tai ir yra visko tobulas balansas, kurį priėmę mes galime harmoningai klestėti ir mėgautis. Taip, vienybės harmonijoje taip. Ir žemos ir aukštos natos skamba maloniai ir papildančiai. Taip kaip ir tyla tarp garsų. Taip ir nukrypimai nuo originalaus balanso centro sukuria tas epinės herojaus kelionės, kurios vis tiek grįžta į centrą su nauja patirtim, branda ir įkvėpimu naujai kūrybai. Tad pajauskime dabar tą susitikimo tašką, kur susitinka žemesnysis aš ir aukštesnysis aš. Ir tame susitikime tuomet natūraliai pasileidžia tai, kas nebeturi prasmės toje meilės sąjungoje, kaip pavyzdžiui nevertumo jausmas, gėdos, kaltės jausmas. Ir taip pat išryškėja tos žemesniojo aš savybės, kurios gali pasitarnauti toje meilės sąjungoje. Taip kaip ir atskirimas arba apribojimas
ką kitais žodžiais dar galime įvardinti kaip disciplina. Tai štai disciplina gali padėti mums susifokusuoti ir išgauti geriausiai tai, ko išties trokšta mūsų širdis. Ir taip mes galime taip pat permatyti tą toksišką pozityvumą, kada mes susikuriame laisvės iliuziją, sakydami, aš darau tai, ką noriu, tada, kada noriu, niekas nesvarbu, čia tik iliuzija. Tai va, ir šitaip mes patys to nesuvokdami imame vergauti savo tingumui, savo abejingumui ir pradedame taip riboti savo pilno kūrybinio potencialo ir savo autentiškos išraiškos atskleidimą. Tai štai, kviečiu vėl priimti tą atskiriančią, apribojančią energiją ir tiesiog ją nukreipti sąmoningai, kad jį tarnautų vienybės harmonijoje, kad jį padėtų mums susifokusuoti į buvimą tikruoju savimi. Atskirimas neša išmintį. Tiek ir protas yra skirtas atskirti, išskirti dalykus, įžvelgti subtilybės. Ir kada mes įžvelgiam subtilybės, mes vėlgi galime jas suderinti į aukštesnę harmoniją, į aukštesnę vienybės harmoniją. Tai va, atskirimas ir apjungimas, atskirimas ir apjungimas visada kartu. Tai štai ir su šiuo atnaujintu aiškumu dabar kviečiu kaip niekad giliai pasinerti į savo vidinę tamsą, į žemės tamsą, į kosmoso tamsą, kuri kaip didžioji motina savyje palaiko visas žvaigždes, planetas ir esybės jose. Įsipatogink toje tamsoje, jauskis kaip namie, susiliek su tą tamsą, nejausk jokio svetimumo jai. Atvirkščiai dabar viską leisk sau patirti kaip tamsa, kurioje pasireiškia visas šviesos ir gyvenimo žaismas. Pajaus, kad tu ir esi ta mistika, kuri išties ir talpina visą įmanomą žinojimą, visą išmintį, visą galią, visą meilę. Tu ir esi tuo, kada leidi sau susilieti su tamsa. Tu esi tamsos valdovas valdovė, lygiai taip pat kaip ir šviesos valdovas valdovė, lygiagrečiai, tolygiai. Ir tame balanse tu gali patirti ir išreikšti gyvenimo tiesą, kuri ir yra tiesa tik tais priešybių vienybėje. Ir taip pat
dieviškoji palaima susideda iš tamsos ir šviesos. Ir be vieno iš šių komponentų nebūtų ir dieviškos laimės. Tad linkiu, jog ši tiesa ir laimė būtų tavo stabilus pagrindas visam šio epiško gyvenimo patyrimui.